Sveiki, belaukiant naujo lydekų sezono starto, nusprendžiu peržiūrėti praeitų metų archyvus ir prisiminti geriausius lydekų žvejybų momentus, geriausius laimikius. Sezono atidarymas pernai buvo labai sėkmingas ir įsimintinas. Džiugino ir geras oras, ir geras kibimas, ir žuvų dydžiai buvo pakankamai geri. Štai keli momentai iš to žvejybos. Kaip aš nekantrauju pagauti lydeką, net rankos dreba kaip skubu. Štai ir kibimas atvelkęs. Ar ši žuvis veiktų savo. Gal bent kiek didesnė. Šaunu užsikabino, dėl to biškį sunkiau ėjo. Vos didesnė nei šiandieninis standartas. Didesnė. Visgi. Ką, gražesnė lydeka. Dar vienas kibimas. Kas čia vyksta, vakarinis kibimas prasidėjo. Ir vėl tokia padoresnė žuvis. Vakare pradėjo kibti gražesnė žuvis. Visgi užpainiau su kita meškerė. Kažkaip reikės bandyti dabar susitvarkyti. Nu ką, šitą dar gražesnė žuvytė, sakyčiau, liuks. Valio. Na, o paskutinis kibimas tą dieną buvo, ko gero, galingiausias. Yra dar kibimas, jau tvarkiausi. Geri smūgiai. Dabar 5:30 jau. Blema, pradėjo kibti didesnė žuvis vakare. Visai smagiai. Eik tu savo nuėjo, gera buvo. Blema, norėjau atpalaiduoti biškai, tai stabdė čia netvarkingai sureguliuotas. Eik tu savo, gražesnė lydeka buvo. Ir tai buvo ne paskutinis toks apmaudus atvejis. Šį sezoną man atsikabino ne viena graži žuvis. Štai momentas iš antros žvejybos pavasarį. O, lydeka, aš galvoju kliuvinys. Na. Kas čia daras? O čia vienas įsimintinesnių momentų iš praėjusio sezono. Galingo kibimo sulaukiau ant savo eksperimentinio savadarbio masalo. Lydeka buvo labai gera, bet vėl atsikabino. Yra. Masalas veikia.
Geras smūgis. Prie pat žolyčio. Kablys, aišku, ten vienas čia toks eksperimentinis masalas, bet tikiuosi ištraukti. Ui, gera žuvis. Blemba, neturiu su kuo ištraukti, gera žuvis žiauriai. Viskas. Eik tu sau. Eik tu sau. Kokie 5 kilai buvo. Va tai va. Mano nesąmoningas masalas. Blemba. Būčiau, jeigu turėjęs graibštą, būčiau paėmęs, bet kažkaip nieko čia nelaukiu. Čia yra tik tai vienas kablys, nu ir jisai toksai paslėptas, tai šansų gal čia nėra labai daug. Aš iš karto pagalvojau, kad gali apsikabinti, bet aš nesitikėjau, kad tokia didelė lydeka tenai. Praėjusi vasara buvo labai šilta, lydekų žvejybų nebuvo daug. Laimikiai taip pat nebuvo įspūdingi, bet ruduo buvo labai smagus. Čia viena pirmųjų ankstyvojo rudens žvejybų. Pradėjau valgyti ir iškart kibimas. Nebloga visa žuvis atrodo. Nors taip senai lydeką gaudžiau, kad jau nebesuprasiu. Bandžiau iš pradžių giliau plaukiot, bet nieko. Dabar tik prie kranto priėjau ir iškart gavau kibimą. Aš kaip kreivai matyt užsikabino, nes į paviršių labai išlindo. O, gera žuvis pasirodė. Mano graibštas užsipainiojo už meškerės. Nu va, ruduo prasideda. Kažkaip nesitikėjau aš tokio dydžio. Nieko sau. Vos laikosi guma. Graži lydeka. Vanduo po truputį vėso ir lydekų dydžiai po truputį didėjo. Yra. Čia vakarinis išplaukimas. Pusiau vakarinis 3 valandos dabar. Bet žuvis aktyvi, nepietauja. Tiksliau pietauja. Gal biškai geresnė. Biškai geresnė. Kažkaip nenori keltis. Neatsikabink. Oho. Kažkas rimčiau. Graibštinė labai telpa. Šiaip nėra labai didelė, bet mano graibštas labai atinga. Stora, graži lydeka. Žiūrėkit, kramasalas. O taip turi kibti lydekas. Gražuolė. O čia tai lydekaitė.
Na ir dar truputį atvėsus orams, sulaukiau metų kibimo ir metų žuvies. Rekordo dėja nepagerinau, bet pagaliau vėl susikoviau su įspūdinga lydeka. Pagaliau. Gražus kibimas. Saulė jau leidžiasi beveik. Stipri lydeka. Masalas, man atrodo, šviesus. Jau nebeatsimenu, kur koks uždėtas. Kaip priešinasi. Kažkas rimčiau biškį. Opa, sustojo. Čia neblogas egzempliorius. Tik jaučiau, kaip truputį atsikabino kablys. Manau, toksai tinka. O, čia gera žuvis. Oho, nesitikėjau. Oho. Kaip jum. Va čia tai pabaiga dienos. Eik tu savo. Ir čia. Biškį paplukdys mane. Kas čia per briedis? Eik tu savo. Pagaliau trofėjus, reikia ištraukti. Pažiūrėkite mano graibštą, nežinau, ką aš čia darysiu dabar. Blemba, kokia stipri. Kas tam per aparatas? Iš pradžių visai nedidelė atrodė, kai užkybo. Tu savo! Žiauriai didelė lydeka. Tu savo. Wow. Dar nepasiruošęs. Yra, kaip tai mano graibštas. Va tai va. Toks graibštas, kad gali šokti lydeka. Eik tu savo, kokio didžio. Va čia tai žvėris. Nesuplėšęs mano graibštą. Štai tas trofėjus, kurį aš laukiu taip ilgai. Čia gali būti, kad mano rekordas. Mano rekordas yra 6 kilogramai. Bandysiu pasverti ir gražiai paleisti. Su tokiu monstru sunku čia darotis valtyje. 5,7. Visgi ne rekordas. Aš pakankinau žuvį, nes mano setelis toksai graibštas prastas. Viskas leidžia. Viskas bus jau gerai. Viskas gerai, na. Pastovi. Va
Va čia tai pabaiga žvejybos, va čia tai pabaiga. Kaip ryte aš plaukiau namo, man likę buvo kokių 20 metrų iki namų. Čia kaip legendas yra pasakojimas, kai pagauni didelį žuvį grįžinėdamas namo. Tuo tarpu žiema niekaip neskubėjo ateiti, nors temperatūra jau laikėsi apie 0 laipsnių ir vanduo buvo gerokai atšalęs. Bet mano nuostabai lydekos vis dar gerai kybo. Va, yra. Va šito tai aš nesitikėjau. Va šito tai aš nesitikėjau. Priešinasi. Kažkokia tai rudeninė pagavau. Nieko neišsipakavęs, nieko nepasiruošęs. Graibšto nėra. Problema žolės biškina. Gera žuvis. Eik tu savo. Va čia tai netikėtai. Nebereikalo už tą ledą daužiau pasirodo. Pažiūrėkit, gerai prarijęs. Mofiš gaminukas veikia šiemet. Labai gerai. Graži lydeka. Visas apsisnarglėjęs, sušalęs. Bet lydeka gera. Valio. Kibimas silpnėjo, bet vis dar pavykdavo įkalbėti vieną kitą geresnę žuvį. Praėjau šitą vietą velkę, pramėčiau ir vat antrą kartą velkę ir tik tada užkibo. Dydis vėl panašus bus. O, gal ir didesnė. Kažkaip tai neįvertinau aš jos. Visiškai neįvertino. Čia graži lydeka. Bet pažiūrėkit, ką masalas šitas daro. Čia yra kažkoks kosmosas atradimas. Viskas burnoja. Graži žuvis. Masalas įsupa visiškai. Nu čia jau graži žuvis. Aš taip neįvertinau jos pradžioje. Man pasirodė, kad nedidukė visai. Tokios judesiukai aktyvus. Nu va, yra dėlių. Bet šitas masalas jas išjudina. O sezoną uždarėme kartu su Marčiu. Tai buvo labai smagi žvejyba, su nuostabiu žieminiu oru, su daug kibimų ir visai nebloga lydeka, kuri užkibo paskutinė ir uždarė sezoną. Galbūt ir didesnis. Jos veikia gražiai. Ne, biškai geresnė. Geresnė. Sitelis. Graži lydeka. Nu, pagaliau. Kapitonas mažų negaudo, tik didelės. Masalas burnoja. Burna kokia didelė. Nu va, čia žuvis.
kitas apskais. 7-6. 6 całe. Starulė. Apibendrinant, sakyčiau, kad metai buvo labai smagus. Buvo ir didesnių žuvų, buvo ir daug kibimų. Rekordas nepagerintas, bet man net patinka, kad jis nėra įspūdingas ir kiekvienais metais turiu realią galimybę jį pagerinti. Gal tai nutiks šiais metais?